Žodžiu, vakar baigiu darbą. Su fūra atvairavęs. Sutinku lietuvį. Niekas nežinojo, kad aš pradėjau tos tiktokus daryti, tai sutinku jį. Jisai sako, o, tiktokeris. Ten bla 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 žodžiu. Sako, matau, kalbėti moki neblogai sekas. Nu, bet žodžiu. Sako, tai kodėl tu neišini iš šito darbo ir nedarai ten full time? Esmė tame, kad aš jau bandžiau šitą padaryti. Ir aš buvau išėjęs iš darbo iškart po COVID, man atrodo. 3 mėnesius pasilaikiau, reikėjo skambinti atgal, sakyti, kad rimtų. Nes vis tiek netaip judėjo ir galų neišėjo man suvesti. Ir darbas būtent šitas toks labai patogus. 4 dirbu, 4 laisvo. Ir valandas pasidėstu, maždaug dirbu 10 valandų per naktį, tai gaunas dar normaliai ir print shop'e pajudėti. Bet jeigu išeičiau iš to darbo, aš labai abejoju, kad jeigu reikėtų kažkada vėl sugrįžti, į šitą aš jau turbūt nebegrįžčiau, o kito aš tokio ir neberasčiau, tai man iškart nukentėtų mano tas mažas versliukas. Tai va dabar ir tos tiktokus bandau prijungti, čia grinai verčiu save daryti kažką, bandysiu daryti gal bent jau kokius 2 mėnesius kasdieną kažką postinti, va neišeina kažką belenką pašnekė. Žiūrėsim, kaip seksis. Ir planas būtų, bandysiu iki metų galo gal kažkaip kažkur padaryti, kad išeiti iš to darbo ir tenai daryti full time. Nes dabar tokia situacija, kad printint tenai yra daug ko, bet aš bijau, jeigu aš ten full time darysiu, viską susiprindinsiu ir aš tada sėdėsiu ten ant kėdės atsisėdęs, nes darbo nėra ko daryti. O dabar šiuo atveju yra printint pilna, o nėra kas printina, tai va 4 dirbu, per tas 4 aš nieko nespėjau padaryti. Aš ten tik daily orders tokius padarau ir viskas, o ekstra paprintinti nieko nėra. Tos maikės ir kaupės ir po to po 4 dienų, kai turiu laisvą, tada atsiverti tos failus ir žiūri, kad ten bus kokie 1500 maikių reikia printinti. Nu ir ką, ir aš padarau kokius 500 ir vėl 4 dirbti gaunasi. Ir taip ir nepasivyju aš ten to, kas turėtų būti suprintinta. Tai kaip ir atrodo, liktais ir gerai būtų išeiti iš to darbo, bet sakau, bijau, kad išėjus ir kažkas ten ar nepasiseks, ar kažkas, ar sumažės tie orderiai ir reiks vėl iš ko darbo. Tai čia šitas baisiausia, didžiausia ta žingsnė tokį padaryti. Jeigu pas jūs kažkokį darėt verslą, kažką panašiai situaciją, galit pasakyti komentarus, kaip jūs mintis susidėsti, kada tą žingsnį daryti didelį ir išeiti iš darbo.